Labas vakaras. Ole. Labą dieną. Sveiki. Kuo jūs vardu? Eduardas. Eduardai, kiek jums metų? 27. Iš kokio miesto? Trakų. Išsinešėt futbolo kamuolį, tai akivaizdu, kad jūs su juo kažką darysite. Būtent klausimas, su kuria kūno vieta. Bandysiu su kiek daugiau įmanoma kūno vietų. Ir jūs darysite su juo ką? Techninius triukus. Ir kiek jūs laiko tą talentą vystote? Pradėjau kažkur 2009 ir 10 metų? Taip iki dabar, jo. Ar jūs dalyvaujate varžybose? Futbolo freestyle, jo, dalyvau pasaulio čempionate, su Lietuvos čempionas, atstovauju Lietuvą. Tai... Ir kaip sekėsi? Neblogai, iš tikrųjų neblogai. Baltijos šalyse tapau čempionu, pirmas pasaulio čempionatas buvo Pietų Afrikai, tai 64 valstybių 19, taip kaip pirmas turnyras visai neblogas. Ir Europoje 7. Europoje 7. Puikiai. Oho. O pasaulyje kas valdo, kuri šalis? Šiuo metu Norvegai. Norvegas jau trečią kartą tampa jau čempionu, anksčiau buvo Anglas. Tu matai, kai aplinkui varvekliai ir sniegai, tai kažką tai turi... Kažkaip sušilti reikia. Gerai, mes laukiame jūsų pasirodymo pirmin. Dėkui. Pažiūrėk, tai kosmosas. Antiek paprastai, antaip lengvai. Bet dar čia ne viskas. Nu čia yra žiauriai gerai, čia yra kosmosas. Ačiū. Wow. Super. Aš žiūrėjau į kamuolį, aš žiūrėjau aplink jį skriejančias kūno dalis ir man tiesiog buvo, kaip užhipnotizavo mane, man tokia ramybė, tokia meditacija. Jūs taip puikiai darote. Žiūrėkit, man jūs labai patikote. Aš tikiuosi, kad jūs nueisite labai toli šiame projekte. Jūs akivaizdžiai turite talentą. Ačiū labai. Aš nedaug žodžiausiu ir tikrai ne akimirkai negaliu suabejoti, kad talentas jūs aplankęs yra ir jumise gyvena, todėl mes tiesiog balsuojame. Ineta? Taip. Justinai? Taip. Jūs turite 3 taip ir kitame etape. Ačiū.